Visam vakarų pasaulyje yra vienišumo epidemija. Daugia vienišų žmonių ir jų labai daug, ir iš abiejų pusių, ir vyrų, ir moterų jaunų. Man atrodo, kad problema yra, iš vienos pusės jie yra per daug virtualizuoti, per daug ekranuose praleidžia ir mąstymas tampa tokiu, galima sakyti, plokščiu. Nes jie žiūri plokščią ekraną, ir ne, nors ten gyvenimas verda, bet jis nėra tobula kopija to, kas realybėje vyksta. Ir jie, man atrodo, kad tas virtualizuotas gyvenimas jiem kažkaip tai sufragmentuoja neuronus, kad jie negali visapusiškai mąstyti ir realiausia gyvenimo situacija, jie nesupranta, kaip elgtis. O vyrų moterų santykiai yra ypatingas sritis, nes jinai apima pačius jautriausius žmogaus pojūčius. Ten tu turi, kitaip sakant, nuogas būti ne tik fiziškai, bet ir emociškai, ir minčių lygyje. Visas turi būti nuogas, kitaip tu santykių neturėsi. Tai jie nemoka šito daryti, jie nemoka būti atviri visose srityse, jie nemoka pilnai atsivert, jie negali atsipalaiduoti viduj. Bazinių dalykų nežino, net, sakykime, paskirties, kokia yra seksualinių santykių paskirtis. Kokia jinai yra, žmonės nežino. Jie galvoja, kad seksas, kas yra seksas? Tai malonumas, tarkim, ar ne? O kas dar? Tai ne tik tai yra dar kitos funkcijos sekso. Tai sako vaikam gaminti, palatai. Irgi dar ne viskas, tai 2, o yra dar daugiau funkcijų. Jie net nesupranta, apie ką kalba eina. Yra dar 3 funkcija. Tai yra sujungimas į sistemą vyro ar moters. Emociniam lygmenį turbūt, ne, kažkokiam. Galima taip sakyti, bet tai yra seksualinis santykis, kuris yra dėl pačio sujungimo ir jeigu, ta prasme, yra